kaip žinome iš istorijos, iki 14 amžiaus, iki Gedimino laikų, taip Lietuva buvo medinė. Ir visa jos architektūra buvo medinė, tame tarpe ir medinės gynybinės pilys, kurios stovėjo ant gražiausių mūsų piliakalnių. Ir visa tai amžių bėgyje prapuolus reikalui gintis nuo kryžiuočių, atėjus ramesniems, taikesniems laikams, sunyko, nes medis nėra ilgamžė medžiaga. Ji daugiau negu 100 metų neremontuojama vargiai stovi. Ir dėl to tos pilys išnyko, liko tik tai piliakalniai. Tai, ką mes matome dabar, tai yra žemių pilimai, grioviai, aikštelės, šlaitai. Ir štai jau maždaug 500 metų mes sunkiai įsivaizduojame, kasgi stovėjo tuose piliakalniuose. Pylimai, grioviai, aikštelės ir šlaitai apaugo medžiais ir krūmais ar net iš viso išnyko nuo žemės paviršiaus. 500 tūkstantmečio pakankamas laiko tarpas, kad besikeičiant kartoms iš atminties pradingtų tai, kas kadaise buvo įprasta ir kasdieniška. Archeologai Zenonas Baubonis ir Gintautas Zabiela per pusmetį aplankė beveik visus žinomus Lietuvos piliakalnius. Šiandien jų skaičius artėja prie 1000 ir mūsų šalis gali pelnytai didžiuotis tokia išlikusių senovės paminklų gausa. Aha, jo, ten Mančiūnų piliakalnis šiaip yra. Jis sunkiau pravažiuojamas yra, nes čia tvenkiniai kažkokie perkirti. Eina ir reikėtų nuo laukų sukti. Ne į visus piliakalnius veda asfaltuoti ar bent jau paprasti lauko keliukai. Archeologai gali papasakoti ne vieną istoriją, kai iki objekto teko kulniuoti pėsčiomis, o paklaidžiojus po brūzgynus įsitikinti, kad tai viso labo gamtos, o ne žmogaus rankų suformuota kalba. Išsirengę su archeologais į vadinamąją žvalgomąją ekspediciją paprašėme stabtelėti prie įdomesnių objektų. Pirmasis sustojimas – Žaslių miestelio centre. Atrodo, kad už mano nugaros yra piliakalnio tvarkymo darbai vyksta, bet apie juos visiškai tvarkantys žmonės nežino, kad tvarko piliakalnį, o čia tvarko kapinės. Čia yra Žaslių piliakalnis, kuris paverstas į kapinės ir tokių piliakalnių Lietuvoje yra ne vienas. Kapinės piliakalniuose atsirado dėl to, kad paprastai žmonės laidojasi aukštesnėse, gražesnėse, iškilesnėse vietose, o tokių vietų ne viena būdavo ir piliakalniai. Vargu ar Šventoriaus vartai iškilo toje pačioje vietoje, kur kadaise buvo įėjimas į piliakalnį. Tai, kas buvo ir tai, kas liko, gali pastebėti tik įgudusio specialisto akis. Piliakalnio tapusio šventoriumi aikštelėje tilpo nedidelės kapinaitės. 2 neseniai supilti kapai ir besimėtantis žmogaus šonkaulis. Archeologai tikino, kad Karmėlavos piliakalnyje išvysime kiek kitokių su mirtimi nesusijusių vaizdų. Keliukas atvedė į patį paminklo centrą. Turim vieną iš labai nedaugelio Lietuvoje piliakalnių, kur ir iki šios dienos gyvena žmonės. Šį čia ir faktiškai, kaip pasakyti, kaip juokaujam, naudojamas vos ne pagal pirminę savo paskirtį, tik tai ne kaip pilis, o kaip sodyba. Kaip saugomame kultūros objekte atsirado gyvenamasis namas, dabar galėtų paaiškinti tik pokario valdininkai. Sodybos paveldėtojai tikino, kad tuomet tėvams čia įsikurti niekas nedraudė, o kas buvo šioje vietoje iki tėvų sodybos, paaiškėjo vėliau. Tai yra garsios lietuvių 14 amžiaus antros pusės Visvaldės pilies vieta.
Ši pilis minima rašytiniuose šaltiniuose, kovose, tai lietuvių pilis, kuri dalyvavo kovose su kryžiuočiais, tuo metu, kai jie jau Kauną užėmė ir artėjo, taip žygiuodavo karts nuo karto paneriais į Vilnių. Čia va pats aukščiausias pylimas yra nuo aukštumos, nes už jo yra galingas griovys, ten ginantis nuo pagrindinės pusės, o aplink čia eina toks mažesnis pylimas. Jeigu taip pasižiūrėjus, štai čia vat, kur toks iki 2 metrų įsijuosė taip visą aikštelės kraštą. Ši čia buvus medinė gynybinė siena, kuri saugojo piliakalnį nuo sunkiau prieinamų vietų. Buvo bandyta ieškoti gyvenvietės prie šito piliakalnio, tai iš tokių įdomesnių radinių buvo rastas strėlės antgalis ir akmeninis sviedinys, matyt primenantis va tos mūšius su kryžiuočiais, nes kaip tik to laiko datuojamas. Dabar čia retsykiais užsukantis paminklosaugininkai bent jau kol kas priimami svetingai. Šeimininkai nedraudžia pasivaikščioti pylimui ir apžiūrėti ariamą lauką. Va čia kiek radinių visokių yra. Ištisinis molio tinko. Čia matyti iš tų įtvirtinimų. Va tokių pilna, visa pilna dirva. Sienos būdavo apkrėstos, tinkuotos molio, paskui padegintos, tokia atrodė pilis kaip medinė. Tos paskutinės lietuvių, kaip mūrinė, atsiprašau, medinės pilis, tinkuotos va tokio molio, čia dauguma žmonių užtat va šitos ir laiko. Čia yra plytų gabalai, nors iš tikrųjų tai nėra plytų gabalai, tai yra tinkas. Karmėlavos piliakalnis iš paukščio skrydžio. Jie archeologai fotografavo šią žiemą. Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas su neįprastais keleiviais apskrido didesnę šalies dalį. Bendras mokslininkų ir krašto apsaugos ministerijos darbas. Pirmą kartą archeologijos istorijoje piliakalniai tyrinėti tokiu būdu. Tyrimų rezultatai bus patalpinti Lietuvos piliakalnių atlase. Šiandien viena nuotrauka įteikiama Karmėlavos piliakalnio sergėtojams. Čia matosi, kad tam piliakalnį gyvena. Jo, taip, va, jūsų sodyba. Atrodo. Jo, iš viršaus kitaip atrodo. Ai, va čia. Jo. Toks čia, kadangi žiema buvo, tai va, čia matos. O čia kas? O čia garažai. A tie garažai mūsų. Jonavos rajone į tėvų žemę grįžęs ūkininkauti ponas Romualdas visai neseniai sužinojo, kad jo vaikystė prabėgo prie unikalaus archeologinio paminklo. Tada apie šlovingą šios vietos praeitį niekas nekalbėjo. Ant to kalno buvo patrankų pristatyta, visokių velnių čia. Mes, sakau, mūsų sodyba čia buvo, tai mes buvom pabėgę. Mažieji Žinėnų, o piliakalnis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje. Ir dar, kaip nekeista, toks didelis piliakalnis buvo surastas labai vėlai, tik apie 1987 ar 1988 žygeiviam plaukiant upe. Šitą kartą užlipus į pasigrožėti Neries vaizdu ir pagal dydį, tai čia turėjo būti tokia neeilinė pilis, o faktiškai tokios pilies beveik ir apginti neįmanoma. Tai čia labai panašu, kad čia būtų galbūt net ne pilies, o tiesiog didžiulės įtvirtintos karinės stovyklos. Tokie yra spėjimai, kad čia galėjo rinktis kariuomenė, pavyzdžiui, prieš didžiuosius mūšius, treniruotis, kažką telktis, tame tarpe ir prie Žalgirio mūšį. Nes tikrai ta tokia kelių hektarų, matyt, aptverta, įtvirtinta teritorija tiko va tik tokiem dalykam. Nu čia va dabar pylimas, to didžiojo pylimo, vadinkim, tęsinys, nusileidžiantis į šlaitą, matosi. Tarp pylimo ir piliakalnio pačio dar griuvys yra iškastas įtvirtinimas. Toks galingas pakankamai įtvirtinimas šlaite, kas irgi yra šiaip Lietuvom piliakalniam reta. Ir tas bendras pylimų ilgis čia gal siekia kokius, nežinau, kokius ten apie 300 metrų, tai didžiuliai pylimai, ilgi, supilti. Čia va šitoje vietoje mes turim matyti buvusi seną įvažiavimą į pylį, nes pylimas virsta į du, vietoje vieno griovio atsiranda du, tokie gaunasi tų pylimų, vadinkim, pasikeitimas, o tai yra būdingi dalykai įvažiavimams į senuosius tvirtinimus, į pilis. Ta dieną Mažųjų Žinėnų piliakalnį apžiūrėjome ir iš kito taško – Neries upė. Kadaise tarnavusi kaip gynybinė sistemos dalis, po šimtmečių tapo tos sistemos griovėja. Dalis piliakalnio jau nugarmėjo į vandenį. Srovė pasirengusi pasiglemžti dar vieną paminklo dalį. Tam, kad išsaugoti šitą piliakalnį,
reikės atlikti grandiozinius paminklo-tvarkos darbus. Išilgai viso upės kranto teks įrengti akmenų prizmę ir tada tik tai tvirtinti patį šlaitą. Tai yra pirmas etapas - apsaugoti piliakalnį nuo upės srovės. Kad sutvirtinti šlaitus, reikės įrengti drenažą šlaituose, nes jau gruntiniai vandenys, šaltiniai jau veržiasi iš pačių šlaitų ir tada stiprinsim patį šlaitą. Skelbti karą gamtai visuomet yra rizikinga ir brangu. Tad ir abejojančių tokių darbų nauda visuomet bus. Kauno mariose skandinami milijonai prieš keletą metų tvirtino vienas spaudos leidinys. Taip reaguota į prasidėjusius marių plaunamo Vieškūnų piliakalnio tvarkymo darbus. Čia, kur aš stoviu, buvo marių dugnas. Tai tam reikėjo pakloti dugne narų pagalba geotekstilę. Buvo dedama akmenys, kurie nuo bangų buvo apsaugoti šitą betoninę, vadinkim, dangą. Taip piliakalnis buvo apsaugotas nuo sunykimo, tačiau pabandyta jį ir pritaikyti lankymui. Vienoje svarstyklių lėkštelėje pinigai, kitoje protėvių palikimas. Besvarstant, mariose skendo ne milijonai, o piliakalniai. 5 paminklai pradingo negrįžtamai. Išgelbėję nuo tokio paties likimo Vieškūnus, darbų organizatoriai rado lėšų neįprastam paminklui. Jis skirtas visiems žuvusiems piliakalniams. Mokslininkai mano, kad Vieškūnuose stovėjusi medinė pilis priklausė Kauno pilį gynusių panašių pilaičių grandžiai. Tokią informaciją buvo galima rasti papėdėje, įrengtame stende. Šalyje, kur panašus dalykai vis dar tebevadinami eksperimentais, toks stendas negalėjo egzistuoti. Aiškiai matyti tik prieš metus padarytas įrašas. Kitame krante rasti Pakalniškių piliakalnį nesudėtinga. Stendas prie pat kelio ir todėl nesunaikintas. Grėsmė iškilo pačiam paminklui. Prieš metus čia apsilankę archeologai įsitikino, kad 1/4 piliakalnio jau nugarmėjo į marias. Čia dar masė sužalojimų. Nes va, toliau matai, iš čia va tas išeina apkasas. Jis beveik va ir eina va į tą apkasas. Jo. Kažkoks tai tik tai matyt, gal artilerijai bandyta ar kažkokie sunkesniai, ar blindažą daryti šlaite. Vasaliukai atsiradę. Žmonės greit suranda gražias vietas, žiūrėk, net iškirto vaizdą. Nebuvo pernai metais. Yra šiokių tokių požymių, kad Pakalniškių piliakalnis sulauks ne vien tik apžiūros aikštelės tvarkytojų pagalbos. Ir išvysti jų bus galima ne vien tik naujajame Lietuvos piliakalnio atlase. Krašto apsaugos ministerijos spaustuvėje derinami paskutiniai leidybos darbai, o archeologai dar kartą peržiūri sukauptą nuotraukų archyvą. Pats įdomiausias dalykas yra peržiūrėti tas nuotraukas, nes paprastai lėktuvas ar sraigtasparnis skrenda pakankamai greitai ir tuo metu mes nieko nespėjom ten labai žiūrėti, tik fiksuojam viską juostelėje. O jau paskui žiūrėdami nuotrauką galim surasti ir pastebėti daug ir įvairių dalykų, į kuriuos galbūt net atsakymo kitur neturime. Yra dalykų, su kuriais mes susidūrėm ir pirmą kartą. Tai yra taip vadinamieji ratai. Pastebėti jie piliakalnių aplinkoje. Įvairiaus skersmens nuo 3 metrų iki 7-8 metrų gan taisyklingi ratai. Kas tai yra? Klausimas lieka visiškai atviras, nes nieks nei Lietuvoje, nei plačiau tos problemos nebandė gilintis, nors čia įvairiausių teorijų, imtinai iki ateivių pėdsakų, manau, ne kartą buvo pasakyta ir pareikšta. Tačiau tų ratų buvimas piliakalnių, ankstyvų piliakalnių aplinkoj, fiksavom gal kokių apie 20 vietų skirtingų, tarsi rodytų, kad tai yra struktūros susijusios su senaisiais žmonių gyvenimo pėdsakais. Gal tai pastatų vietos, gal kažkokios tai veiklos, gyvulininkystės ar kažko panašiai vietos. Paskui jie pranyksta. Tačiau yra pėdsakai, kurie aiškiai matyti visais metų laikais ir ne tik iš oro. Pamėginę atrinkti sužalotų piliakalnių nuotraukas, archeologai nesitikėjo, kad jų bus tiek daug.
mes žiūrėdami į objektus matom senų žvyro karjerų apnaikintų archeologijos objektų dalis, griovius, apkasus Antro pasaulinio karo, neaišku net kokiais tikslais kastas ar lobių ieškotojų kastas duobes sužalojusius piliakalnius. Kultūros paminklų apsaugos departamente surengtoje parodoje pavyko iškabinti ne visų sužalotų piliakalnių nuotraukas. Trūko vietos. Šimtmečius Lietuvos valstybės pradžios liudininkai nuo negandų gynėsi patys. Jie be mūsų pagalbos jau negali apsieiti.